Toliau teismas pažymėtas skaičiumi 20 ir nors pavadinimas skamba griežtai, tai yra atgimimo, vidinio pašaukimo ir išsivadavimo korta. Kortoje matome angelą, pučiantį trimitą ir žmones kylančius iš karstų. Tai ne fizinis prisikėlimas, tai dvasinis nubudimas. Karstai simbolizuoja senus apribojimus, praeities klaidas ir sąstingį, kurį mes pagaliau paliekame už nugaros. Teismas sako, kad atėjo laikas įvertinti savo nueitą kelią, atleisti savo ir priimti svarbų sprendimą. Tai kažkas panašaus į tokį paskutinį skambutį, kad reikia keisti gyvenimą iš esmės, išgirsti savo sielos balsą ir pradėti naują etapą su švaria sąžine. Tai korta apie savianalizę ir karmos supratimą. Korta kalba, kad mes jau nebe tas pats žmogus, kuris pradėjo kelionę. Ir teismo kortos pamoka skambėtų taip: nebijok savo praeities, naudok ją kaip pamoką ir drąsiai ženk į naują būtį. Paklausk savęs, kokį vidinį pašaukimą aš girdžiu ir ko man reikia, kad galutinai išsivaduočiau iš praeities šešėlių.